Nu tai sveiki, gyvi. Taip, man reikia skalperio. Vėl filmuoju kažkoks turinys. Nusprendėm su Arminu, kad čia yra labai common problema. Liuko užtaisimas, tai dabar tiesiog pradėsim daryti liuko užtaisimo komplektus, jeigu kas norit, galit kreiptis. 500 euriuką. Lėjam stiklaudinį. Tautvydas pradės vrapinimo karjerą, lankų ypač. Šiaip, žinai, čia gali paklausti Rafriksą, kaip man sekdavo vrapinti. Arba kaip aš buvau vrapintas sparnu, tai šiaip, paprasme, ten... Nežinau, Hebra, nepasitikėkit mano vrapais, nes... Yra, nėra bus. Ne, kad yra bus, bet, ta prasme... Tiesa, aišku. Kainuos brangiai, rezultatų bus nulė. Aišku, paaiškinau. Kad būtų aišku, suprantate, Bet, aišku. kad jums suprast, aš jums galiu parodyti. Aš nemoku normaliai net plevelės atsibjauti, tai apie ką mes šneka? Aš žinau, kas moka. Tu irgi nemoki. Čempas. Čempas Tai jisai savo kompaktą visą užvrapino. Čempas apskritai yra fenomenas. Ko jis nemoka tik tai? Nusipirk normalių motorų dalių. Kokių motorų dalių? Nu, iš manęs kur kasėse pirko. Sako, biški negeras. Ai. Nu, tu nežinojai, ką parduodėsi, nežinojai, ką perka. Bet žinai, tu vis laik tikrai gali nusipirkti gerų detalių iš ten, kur karočiai yra... Kiek motorų? 3 spragdinti? Čičiain. Bet tiek. Jaunu tarpetį važiuosi. Tai va, mes dirbam vėl garaže. O aš toliau dažnėsiu savo ratus, tiksliau ratų špykius, kad atskirt, kur mano ratai, gal biškiai ir sukantis ratai gražiau kažkaip atrodys. Taip, čia turim dizelinę patranką. Ką čia kliedi? Nieko, tiesiog sakom, skučias planuoja patranką. Tai sakom, skučias sėdės patranką ir bandys pakilti Kuršėnų kalną. Nesirimuoja kažkaip. Taip, man reikia skalperio. Tekšt, o nebei, kad gali nuplyšti. Ar tu tek? Ne, aš slepiuosi. Tekšt. O nebei, kad gali nuplyšti. Stop it. Get some help. Bet matas, kad jis... O skalpelis ar skalperis? Skalpelis. Nu tu, man reikia skalperio. Supranti, kad to negalima yra. Mažamečiam neduodam tokių Man dalykų. sakydavo, kad ir degtukų negalima. Tai ir dabar dar negalima. Tai ir dabar jų negalima. O šiaip nežinau. Šiaip neatrodo tas dabar mėlynas salon. Toks... Ne, šiaip nėra mėlynas. Bet Gal toks... visai mėlynumą, ne? Gal kažkiek. Ar šiaip pilkas ten turbūt? Nu matai, nuo dugno priklauso, ant ko dažiai. Galia. Nu tai dėl to ir neatrodo mėlynumu. Nu, bet tai prie ko čia mėlyna, taigi ne geltona. Nu dugnas tai buvo biški gelsvas. Nu tai ką, aš tai pučiau pilkus dažus, tiksliau juodus su pilku atspaudu. A, kita tema. Įgalinama tokia. Literaliai. Lyg reikia. Jūs taip yra, man paaiškinu. Vairas mažesnis 600 metrų. Šnešimas tai šiaip nemažas čia. Bet skot, tai reiks mažesnis 600, tai šiaip atlygiai. Ir šiaip reiks pasikeisti, žinau. Bet karoči, strytas man suris visą sakė, dar suvažiuosim, karoči, po to jau priks kitų senių. Tai šiek liumanį. Aš jį va taip pajudinu, kaip nusiklibau savęs. Nu tai tipo, turėtų praleist gal komisarai. Sakys prisiverš vairį, sakys priverš, yra. Ar gerai bus kaip?
Ką, žinau, ir šuo pripranta gariamas, tai žinai. Tai aš bijau, kad po to vaizdas yra. Nudaužyta jau. Ką tik iš lentynos nupirkom. Prieš kokius 3 metus. Relikvija jau. Ką, žinau, gerai bus koks skirtumas. O taip, į bloką, karočią ant stogo klapanką. Nu tai sveiki gyvi. Sveiki gyvi iš ryto. Kažkaip dabar yra 7:35 minutės. Mes esam magistraliai. Ir mes važiuojam, kaip matot, pakrautos padangos į Klaipėdą. Tai mintis tokia, kadangi per firmos balių buvo šlapia lyja ir nesudeginau savo padangų likučių, tai važiuojam į Klaipėdą. Šalia turiu Arminą. Labą dieną. Šiandien mano techninis personalas. Tai tiek žinių, dar biški norisi miego, bet kažkaip manau išsigaivaliuosi. Nu kažkaip atsibusim vienu žodžiu. Tai važiuojam šert. Nu ką, mes jau Klaipėdoj, jau ir po pirmų ranų, tai gavom už praeitų metų stryto trasą, kas iš tikrųjų pažįstama trasa, visai smagiai, atsimenu dar plytos laikus, kai su plyta lėkiau šitą trasą, tai su plyta tikrai sudėtingiau buvo ją įveikti, o su Veške smagiau, tikrai smagiau, tai su Eriku Jurkum, su Žemaičiu. Palakstėm biškį, tai dabar lengva pertraukėlė. Aišku, jau mano senas šrotas. Pradėjo luptis, nes vieną po kito raną važiavau. Yra Ignas atvažiavęs. Labas, Ignai. Ir šiaip nemažai žmonių. Tai visai smagu, smagi treniruotė. Tai, kaip sakant, bandysim kažką su GoPro pafilmuoti. O taip siaučiam balandžio mėnesį Klaipėdoj. Su automobiliu viskas gerai. Pakol kas nei temperatūros, nei nieko. Bakelis irgi laiko, nors yra dėvėtas, bet įtariu, kad čia dabar pagrindinis dalykas dėl to, kad įsidėjęs turiu 1,4 baro kropkę, tai tiesiog nesukelia sistemai šitokio slėgio, kad išsitaškytų bakelis, nu, kaip sakant, tam kartui vezuojam.
tai įlindau biškį į X-ą, papasakot kaip sekasi. Tai sąlyginai kaip ir dabar jau visai neblogai važiuojasi. Su Stulpinu, Elvinu ir Jurkum 3 palakstėm, keitėmės vis. Tai vienas pirmas, kitas antras, trečias, po to trečias, kuris važiavo pirmas važiuoja, kas antras, trečias, nu karoči, taip ir sukom ratus. Tai šiaip žiauriai smagiai 3 palakstėm. Turėjau tokį biškį incidentą netyčia, tai Augustinas priekį važiuojant nepažįsta dar savo naujo pirmuko, tai atlyvą gavo, iš paskos jo važiavo kolega su buvusia Augustėlio mašina ir užstabdė, o aš tuo momentu tikėjausi šokti ant durų, tai sužalojau savo duris, sužalojau savo slengstį, nu bet duris klijuojamas, manau viskas tvarkoja, tik tai slengstį reiks biškį turbūt patampyti. Bet, nu, toks tas sportas. Kažkur, kažkas, kažkaip ir turim kontaktą. Nu, bet šiaip viskas labai gerai, mašina irgi, neturiu jokių techninių gedimų. Šiaip žiauriai susivėlęs esu, bet, nu, čia nuo pošalmio, taip. Priimkit, kad mano čia dabar nauja šukuosena. Tai vienu žodžiu. Tiek žinių, dar turbūt išvažinėsiu paskutinį benzą, nes atsivežiau 40 ar 50 litrų. Paskutinę kanę supyliau 20 litrę. Tai manau dar biškį pavažinėsim ir važiuosim namo. Šiaip puskaitau labai gerą treniruotę, labai smagiai lekėsi. Senoji stryto trasa, tai prisimint gerus laikus. Tai va. Nu tai va, vienu žodžiu, šiandien treniruotė baigta. Realiai išlėkėm su Arminu padaryti bent dar kelis ranus, nes jau kaip ir planavomės link namų judėti. Bet įvyko gedimas. Atbėgo pusašis. Tai tik pasistačiau gazo, išvažiavom į pagrindinę aikštelę ir nebėra pusašio. Tai va, viskas. Šiandien kraunamės ir važiuojam namo.